Kaip vertintum komandos naujokus ir kolektyvą? Nežinau, po kol kas kolektyvas dirba noriai, stengiasi, visi sportuoja, nieks kaip nesimuliuoja. Kiek mačiau aš tos jaunuolius naujokus, tai tik tuose varžybose porą. Šiaip, ką jie aikštelį dar rodo, nebuvo galimybės per daug susipažinti, žiūrėsim toliau, bet dirba noriai visi vyrai. Ar naujokai pažįstami iš anksčiau? Vienas kitas matytas, bet šiaip realiai nelabai. Kaip vertini šią fizinio pasirengimo stovyklą? Sunkiai. Po kol kas sunkiai. Ar sunku buvo grįžti į treniruotis? Sunkokai. O kokia savijauta pradėjai sportuoti? Pirmas gal 2-3 treniruotės buvo tikrai gan sunkiai. Kuo toliau krūviai didėja, bet nėra ten ant tiek sunkiai, kad jau nepatempt. Po truputį atsigaunam. Metai jau ne jaunuolis jau, bet... Nesenuolis. Gerai, ačiū. Kaip vertini komandos naujokus ir kolektyvą? Naujokai, kai kurie iš tiesų rodo didelį norą sportuoti ir pasijungti už Kretingos komandą, tai iš tikrųjų toks pasiruošimas visiems, tiek mums senbuviams yra į naudą, tiek jiems, manau. Ar naujokai tau yra pažįstami iš anksčiau? Visus pažįstu, nes ne pirmi metai pat žaidžiu ir šiaip, ta prasme, yra tekę susidurti tiek turnyruose, tiek šiaip, nes visi daugmaž mano amžiaus, tai visus žinau juos. Kaip vertini fizinio pasirengimo stovyklą? Man asmeniškai tai labai gerai, ta prasme, nes pats dabar šiuo metu tik pilnai atsigaunu po traumos, šiaip vasarą nesportavau tiek daug, tai dabar yra sunku iš tikrųjų, bet tai labai nauda pačiam asmeniškai atsistoti pilnai ant kojų ir komandos kolektyvui taip pat, manau, yra puikios sąlygos sportuoti. Kuri stovykla tau buvo sunkesnė, kandidatų ar ši? Man asmeniškai kandidatų gal, nes iš tiesų visą vasarą nedirbau tiek, kiek būtent per kandidatų stovyklą, tai iš tikrųjų reikėjo atiduoti daug jėgų, bet dabar po biškį įsivažiuojant, tai po biškį lengviau darosi. Ar sunku buvo grįžti į treniruotis? Iš tikrųjų sunku, nes ir dabar dar yra sunku, nes truputį jaučiasi šiokie tokie skausmai, tai iš tiesų sunku, bet manau, kuo toliau, to viskas bus geriau. Ko tikiesi iš artėjančio RKL sezono? Tikiuosi labai daug permainų, tikiuosi daug pergalių ir manau, kad subursim stipresnę komandą, negu kad būdavo iki šiol ir tikiuosi patirti daug pergalių. Gerai, tada ačiū.